Sveikos mano sekėjos, kanalo svečiai, sveikinuosi savo kanale Mystic Mama. Šiandien artėjant užtemimų koridoriui, Saulės užtemimas bus vasario 17 dieną, o Mėnulio užtemimas mūsų laukia kovo 3 dieną. Pasižiūrėsime, kągi atneš būtent Saulės užtemimas. Jis labai stipriai gali jaustis, jau dabar galite jausti poveikį šio užtemimo, 3 dienas prieš, 3 dienas po. Taigi pasižiūrėkime bendras tendencijas šio užtemimo, ką atneš būtent jums emocinė prasme ir ką atneš jums būtent materialinė, fizinė prasme, įvykių prasme. Nepamirškite sekti šį kanalą, o aš jau pradedu. Taigi, bendros tendencijos, kas laukia jūsų būtent emocijų prasme. Ir kokie įvykiai Saulės užtemimas atneš jums. Nepamirškite, kad tai yra bendroji dėlionė. Jeigu norite sužinoti, ką būtent jums atneš užtemimas, galite kreiptis asmeniškai, pasižiūrėsime ir pagal kortas, ir astrologiškai, taigi bendrosios šio užtemimo tendencijas. Be abejonės iškrito korta, kuri kalba, kad bus daug tokių konfliktinių situacijų, kur reikia pasiaiškinti, kur reikia išsikalbėti, kalbėtis. Labai didelė tikimybė, kad jums kažkas ateis, kažką tai išsakys. Gali atrodyti, kad kiti labai keistai kažkaip elgėsi. Taip pat tai gali reikšti, kad ir jūs pati jausite tą emociją, tą užtemimo energiją ir jums norėsis ateiti ir išpasakoti tą tiesą tam žmogui, galbūt jau ilgą laiką apie tai kalbėjote. Labai stebėkite savo emocijas pagal šią kortą, nes tikrai gali būti, kad viduje bus labai tokių ir destruktyvių emocijų, destruktyvių norų, kažką tai išsakyti, pakalbėti, eiti, tiesiai šviesiai išsakyti visą tiesą žmogui. Tai tokios tendencijos, emocijos, energijos šio užtemimo tikrai bus tokios konfliktiškos. Emocinė prasme, ką gali jums atnešti, iš tikrųjų iškrito tokios kortos, kur gali visų pirma ateiti emocijos susijusios su arba jūsų partneriu, arba su jūsų viršininku, bet labiau netgi tą situaciją, kuri vyksta namuose. Ir tas buvimas namuose, buvimas su artimaisiais stiprins šitas emocijas, galimas toks karštis arba karštos emocijos namuose, negalima tai pasakyti. Bet iš tikrųjų šis Saulės užtemimas daugeliu iš jūsų emocinė prasme gali atnešti ir prašviesėjimą, ir pagerėjimą. Emocinė prasme galite pamatyti, kad visai ne taip ir blogai. Ten, kur aš esu. Kai kuriems šitas užtemimas atneš suvokimą, kad reikia kažką tai daryti su mano namais. Pavyzdžiui, pagaliau apsispręsti parduoti savo būstą arba atrasti savo svajonių būstą ir šitie reikalai, ypač jeigu jie buvo kažkaip ir anksčiau uždėlsti, pratęsti, vėl gali labai aštriai iškilti per šį užtemimą arba nuo šio užtemimo dar pusės metų eigoje. Kažkas ateis, kažkoks žmogus, jūsų patarėjas, mentorius, autoritetas, kuris gali padėti su nekilnojamo turto klausimais, padėti galbūt su remontais, galbūt jau seniai galvoti, kad reikia suremontuoti ir štai šitas užtemimas paskatins tai daryti. Taigi šeima, namai, nekilnojamas turtas, mano artimieji, emocinė prasme bus labai labai stipru. Jeigu mes kalbame apie įvykių prasme, vėlgi, čia
labai įdomi, kad noras siekti kažką tai daugiau, siekti savo svajonės, pagaliau judėti, krutėti, kažkaip domėtis tas rytimi, gali ateiti žmonės. Ir stebėkite, kas ateina jūsų akiratį, nes tuo metu, tokių stiprių energinių momentų ateina žmonės, lemtingi žmonės į jūsų gyvenimus. Ir tikrai gali ateiti žmogus, specialistas savo srities, bet toks, žinantis savo vertę ir nepraleisintis irgi ir savo naudos, kuris gali jums padėti jūsų svajonės įgyvendinimui ir puikus ateis vaisiai nuo šios pagalbos. Taip pat labai svarbus periodas, laikotarpis jums, jeigu jūs verčiatės savo veiklą. Vėlgi čia ateina kažkokie tai šansai, galimybės ir pasieksite. Jeigu jūs esate viena, pavyzdžiui, neturite poros, čia gali laukti ir kažkokie tai romantiniai susirašinėjimai, romantiniai pasimatymai ir, tam tikras asmuo ateis su labai tokiais romantiniais ketinimais. Taigi, būkite, labai pastebi, kas vyksta jūsų gyvenime, kokie žmonės ateina, kas jums staiga jūs prisimena ir skambina. Viskas ne šiaip sau šito laikotarpio, nes būtent per šį užtemimą gali pasileisti visiškai nauji ritmai jūsų gyvenimą. Primenu, kad būsiu dėkinga už kiekvieną jūsų patiktuką, už kiekvieną jūsų prenumeratą. Daugelis iš jūsų žiūri mano video be prenumeratos, jums tai nieko nekainuoja, o man tai ženklas, kad šis kanalas yra jums reikalingas. Ačiū, kad buvote su manimi ir iki pasimatymo kitose video.